Pas mus šiemet obuolių beveik nėra. Tokie maži ir nususę, bet morkų sočiai. Taigi, kepam morkų pyragą paprastą, bet neprastą. Tinkamas ir pačiam valgyti, ir svečiui pavaišinti, ir nesudėtingai pagaminamas. Pirmiausiai išplaksim kiaušinius su cukrumi. Ir plaksim iki tokios baltos masės. Jeigu jūs turit tupperware 2 greičių plakiklį, tai naudokite jį ir lengvai išplaksite pakankamai greitai. Kokią minutę, pusantros užtruksit. Tiesiog sudaužiam kiaušinius, supilam cukrų ir plakam plakikliu, tuo greitesniuoju greičiu. Lyg tai sukti sunkoka, bet patikėkit, greitai išsiplaks, tiesiog pasukat ir turit jau tokią baltą, pabalusią masę. Štai žiūrėkit, tokia. Viskas gerai, supilam aliejų. Kiek ko reikia, surašysiu prie filmuko aprašyme, ieškokite ten. Supilę aliejų paplakame, kokias 20 sekundžių. Jeigu neturite tokio plakimo įrenginio, ne bėda, išplaksite ir plakimo šluotelę ar kažkokiu kombainu, tuo, ko jūs plakate pyragus. O žiūrėkit, štai tokia masė turi gautis. Tada jau viskas, plakiklį galim atidėti į šoną ir sudedam tarkuotas morkas. Morkas susitarkuojam smulkiai, taip kaip tokią bulvių tarką, kaip lyg tai tarkuotume kugelį, smulkiai sutarkuojam ir sudedam morkas. Kadangi morkos yra toksai jau šlapias produktas ir jisai neleis mūsų pyragui kilti, tai kepimo miltelių reikės nemažai, jų tikrai nepagailėkite, o morkų jau neplakame, tiesiog lengvai įmaišome plakimo šluotelę. Į miltus dedu kepimo miltelius ir kad pyragas būtų dar puresnis, jam būtų lengviau kilti, miltus persijoju. Kai persijojam, mes tada produktai lengviau maišosi su skysčiu. Ir man tas sijoklis patinka, nes jis lengvai sijoja ir kai nenorim, galim sustoti, tiesiog ir tada miltai nebyra. Jeigu reikia, galim susijoti visus, jei nereikia, yra dangteliai, galim uždengti ir padėti miltus sekančiam kartui. O dabar vėlgi plakimo šluotelė, palengvai įmaišau miltus. Čia jau plakti daug nereikia, tiesiog lengvai išmaišyti. Nes kai jau sudedam miltus, daug neplakim, tiesiog kad mūsų produktas pyragas nesausėtų. Ir pasiimu paprastas kepimo skardą, tokią kokia būna orkaitėje, įtiesiu kepimo popierių ir supilu tešlą. Išvalau silikoninę mentelę, kad nieko neliktų, nes visgi tešla, kamgi ir indaploviai lengviau užsikimšti ir viskas susinaudoja, jei tiesiog gražiai išvalom. Ir kadangi tešla nėra tokia lengvai tekanti, ją paskirstom taip pat silikoninę mentelę, kad gautųsi, toksai tarsi nestoras pyragas, tarsi vyniotinio storumo pyragas. Ir dedam kepti į orkaitę 180 laipsnių temperatūroje 25-27 minutės. Žiūrėkit nuo savo orkaitės. Iškepusi palaukiam, kol atvės, kai atvėsta, jau tada išsiimam. Ir arba perkerpat, arba perpjaunat, taip į lygias 2 dalis, kad būtų galima pertepti. Ir pažiūrėkit, pyragas yra nesukritęs, nesusmegęs ir tokios mažos tolygios sagutės. Ir pertepsim vien tik grietinėlę, kadangi yra pyragas pakankamai saldus, mes nieko į grietinėlę nededam, tik tais naudokite tokią riebesnę 36-35% riebumo grietinėlę ir vėlgi ją plaksiu štai tuo plakikliu. Čia jau plakasi labai greitai, tikrai 1 minutės maksimum užteks, kaip žinoti, kad jau grietinėlė įsiplakė, taip jūs galite tikrinti, bet patys pajausite. Jeigu plakat su šituo plakikliu, to greitesniuoju greičiu, jūs pajausite, kad jums sukti tapo sunku, tai viskas, jau grietinėlė yra išsiplakusi, štai galim pažiūrėti, žiūrėkit, galima apversti, matot, tiršta grietinėlė ir mums belieka paprasčiausiai pertepti pyragą, vėlgi užtepu silikoninę mentelę, tolygiai paskirstau. Kodėl taip išsamei pasakoju? Noriu, kad ir toms jaunosioms šeimininkėms tikrai gautųsi, kad ir joms pavyktų, o tos senosios, kam per išsamu, neburbėkit, nes visi buvom jauni ir visiems kažkas nepavykdavo ir norėdavom, kad tikrai mums pavyktų. O dabar paprasčiausiai uždedam antrą sluoksnį, nuimu kepimo popierių ir dabar jau reikia įdėti į kažkokią dėžutę didesnę, sandariai uždengti ir per naktį palaikyti šaldytuve, kad
mūsų pyragas prisigertų tos grietinėlės ir būtų skanus valgyti. Tuos kraštelius galit nupjauti ir suvalgyti greičiau, jeigu norėsit neštis tokį gražų, kad visi kraštai būtų gražus. O jeigu norėsit tupperware gaminių, tai visada rašykit man iki